Pasidalinti mintimis kviečiu Seimo narį Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą Emanuelį Zingerį. Didžiai gerbimi Seimo vicepirmininkai, gerbiamas ambasadoriau, ponas Okmanai. Ir aš manau, šiandien mums dėlėtų prisiminti, kad mūsų tarpe yra be ukrainiečių patriotų, be ansamblio Taruta, aš matau, mes matome mūsų valstybės signatarus, kurie po 21 dienos minės Lietuvos valstybės 25-metį. Aš noriu pasakyti, kad tų tarpe signatarų yra ir signataras Petras Vaitekūnas, kuris yra kukliai pasislėpęs už mūsų nugarų ir kuris tada 90 metais, Petrai, jeigu tu galėtum atkreipdėmėsi, platino visai Sovietų sąjungai, visom įmanomom jų kalbom iš Vilniaus, iš Lietuvos, laisvą spaudą. Laisvą spaudą. Ir Lietuva nuo to laiko tęsia paramą demokratijai. Tęsia paramą demokratijai. Mes matome puolimą ne prieš vien Ukrainos valstybę, mes matom puolimą prieš demokratiją pasaulyje. Tai yra karas prieš demokratiją, kuris vyksta šiuo metu visom įmanomom priemonėm pasakyti, kad ne. Daugpartinė sistema, laisva nuomonė, laisvai iškeltos galvos, laisvė yra neįmanoma. Štai kas vyksta, koks karas vyksta. 105 valstybės suvienytos į demokratijų bendriją ir jų ekspertai mato, kad mažta demokratijos plotas žemėje. Ir šiuo metu tas karas ir tie kareiviai ir ta šimtinė ir mūsų šitie žmonės, kurie yra čia, padėjo galvas. Jie visi padėjo galvas už tai, kad mes galėtumėm laisvai išreikšti savo nuomonę, būti laisvi ir nepriklausomi ir kad žmogaus teisės būtų įgyvendintos, kad mes galėtume laisvai kvėpuoti. Tik ką Europos taryboje mes matėm neįtikėtiną mūšį, kada 46 balsai prieš 145, 146 balsai pasisakė, kad Rusijos delegacija negali būti šalia Ukrainos delegacijos ir kitų, kadangi viena šalis užpuolė kitą Europos tarybos narę. Vyksta karas vienos šalies prieš kitą, o ne vidinis Ukrainos karas. Todėl mes esame aiškioj pusėje, mes esame demokratijos pusėje, kartu su tais, kurie kovoja Indokinijoje, tokios kaip Anksučiai, ir tuos, kurie kovoja Ukrainoje už demokratiją. Tai yra vienas bendras reikalas. Aš labai didžiuojuosi, kad mes pradėjom šį reikalą Lietuvoje, vesdami Baltijos šalis. Ir aš labai didžiuojuosi, kad lapkričio 28 dieną, prieš gerus metus, mes pasirinkome vadovaudami Europos Sąjungai vadovaudami ne transportą, ne energetiką, nors mums reikėjo transporto, energetikos, o Europos Sąjungos kaiminystę, kurią mes pradėjom puoselėti tik tai įstoję į Europos Sąjungą ir pasakėme, broliai, senieji Europos Sąjungos nariai, be jūsų pietų kaiminystės yra rytų kaiminystė. Ir jie įsisavino šitą pamoką per 10 metų. Tai buvo mūsų 10 metų darbo rezultatas, kad būtų sužinota apie rytų kaiminystę ir jiems būtų, ir rytų kaiminystė būtų atverti vartai. Todėl aš šiandien, lenkdamas galvą prieš ukrainiečių aukas už mūsų laisvę, nes jeigu jie laimės, mes išliksim nepriklausomi, o jeigu jie pralaimės, mūsų šalis bus pavergtos. Todėl aš šiandien kviečiu jūs kartu paminėti dangaus šimtinės metinės ir galbūt gale kartu su Tarutos ansambliu, kuris nuo pat pradžių Maidane 100 kartų, virš 100 kartų, 700 kartų giedojo Ukrainos himną, laukdami, kada jie bus
kiti sekantis eilėje šalia žuvusiųjų, krentančių kūnų. Aš manau, mes tą himną, kuris buvo giedojamas žūstant didvyriams už demokratiją, sugėdosime kartu. Ačiū Jums.